Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje gyvybės pilna ir vėlyvais vakarais. Štai prašom, repetuoja grupė Liūdni slibinai. O šis graudaus veido rūpintojėlis Dominykas, akademijos trečiakursis ir Sounds in G dainorėlis. Kiekviename Lietuvyje mes pastebėjome krizę. Tiesiog žmonės per daug džiaugiasi šiais laikais. Todėl mes išsikėlėm savo tikslą grąžinti tą lietuvį prie tikrosios baltiškosios prigimties ir muzikuoti tol, kol pravirkdysim visą tautą. Itin išraiškingo veido, emocijų neslepiantis Dominykas, išties labai užsiėmė žmogus. Mokslai akademijoje, filmavimasis lietuviškoje juostoje, spektakliai su keistuolių teatru, darbas su liūdnaisiais slibinais ir žinoma, choras. Tiesiog talentingas vaikis buvo pastebėtas. Sako, gal nori prie mūsų prisijungti, mums reikia tenorų. Tai taip ir atsiradau chorą. Dėmesio jis gauna, bet ir ten turbūt daug gauna. Visur gauna dėmesio. Visur dėmesio daug gauna. Mes mažai gaunam, jis tai daug gauna. Kad aš dainuoju chore, o ne kaip solistas, tai aš jokio komplekso nejaučiu. Ir su grupe yra smagiau. Ir saugiau galbūt. Nes kai esi vienas, tai jau daug kas priklauso nuo tavęs. O čia dar tave gali paremti, pridengti. 1, 2, 3, 4. Dėstytojas Vladas Bagdonas sako, kad jis gražus vaikis. Jo. Jam dažniausia pastaba būna pačiudu, kad jis yra gražus vaikis ir šiaip labai džiaugiasi gyvenimu. Per daug. Tas mus nervuoja. Nervina. Tik smūgis riksmas nedarnus. Tapu. Ir iš tikrųjų tai trukdo, nes mūsų, kaip ir dabartinė ta grupė, yra gan liūdno pobūdžio ir su tokiu džiugiu žmogum kartais būna labai sunku susitvarkyti. Vaidina dar. Šoka gražiai. Valgo daug. Kaip daug nevalgo? Labai. Iš tiesų, tai gyvenu tarp daug gerų ir linksmų žmonių. Pavyzdžiui, mano kursiokai, tai yra man kaip broliai ir seserys visi. Juk aktorius jis, o jam, juk tai kas, važiuoja iš savo vadinkim sparnus, bet mato tenai tik rankas. Dar jis turi, jo tėvai irgi labai panašaus ūgio, man žinau, pletką. O jo tėtis panašus į jį labai. Jo, labai panašus. Aš esu iš Panevėžio. Bet šiaip tikrai nespjaunu į vandenį ir nesakau, kad niekada gyvenime šį Panevėžį negrįšiu, gal užeis toks vidinis poreikis kažkoks. Tiesiog gyventi mažesniam, tylesniam mieste. Man patinka būti tarp žmonių. Aš groju barškučiais. Ir tai ne visada ritmiškai. Mano kolegos dažnai pyksta. Tai dažnai pagalvoju, kodėl nesimokė muzikos mokykloje, kodėl. Ir nors natų Dominykas nepažįsta, rūpesčių tai nekelia niekam išskyrus jį patį. Juk svarbu dainuoti iš širdies, vaidinti taip pat.